Iš pranašo Izaijo knygos. Pranašas kalbėjo: Dievo dvasia ant manęs, kadangi mane yra Viešpats patepęs. Jisai mane pasiuntė nešti džiugiosios naujienos vargdieniams, gydyti tų, kurių širdis prislėgta, skelbti belaisvių išvadavimo, kalinių paleidimo, pagarsinti Viešpaties malonės metų bei keršto už mūsų Dievą dienos, paguosti visų, kurie liūdi, nudžiuginti gedinčių Siono, vietoj pelenų jiems duoti brangenybių, vietoje gedulo džiaugsmo aliejaus, vietoje sielvarto džiugesio giesmę. O jūsų vardas bus Viešpaties kunigai. Jūs vadinsitės mūsų Dievo tarnai. Aš ištikimai atiduosiu jų pelną ir su jais sudarysiu amžiną sandorą. Jų palikuonys bus žinomi tautose, jų atžalos gentyse. Visi, kurie juos matys, supras, jog tai padermė, kurią laimina Viešpats. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpatie tavo malonės giedosiu per amžius. Viešpatie tavo malonės giedosiu per amžius. Aš Dovydą savo pasirinktą tarną pašventinau savo šventuoju alieju. Mano ranka visuomet su juo bus, jis stiprins mano galybę. Viešpatie tavo malonės giedosiu per amžius. Jam rodysi savo ištikimybę malonę, pakils per mane jo galybė. Jisai man sakys: tu mano tėvas, tu mano Dievas, ir priebėga man išsigelbėt. Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Malonė ir ramybė jums nuo Jėzaus Kristaus, ištikimojo liudytojo, pirmutinio prisikėlusio iš numirusių, žemės karalių valdovo, tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Štai jis ateina su debesimis ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė. Ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Aš esu Alfa ir Omega, sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis visagalis. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
amžinasis žodį. Dievo dvasia ant manęs, Jisai mane pasiuntė nešti džiugiosios naujienos vargdieniams. Garbė Kristau, amžinasis žodį. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kai pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėjote viešpaties žodį. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Jis patepė mane. Ta kartą Jėzus ištarė šiuos žodžius sinagogoje ir visi nustebo, kad tas tekstas nuskambėjo visai naujai. Jų akys buvo įsmeigtos į jį. Kągi reiškia būti pateptuoju? Pirmiausia, apie patį aliejų, kuriuo tepamas žmogus. Alyvmedžio aliejus yra maistas ir vaistas, jis teikia grožio, parengia kovą ir duoda jėgų. Aliejumi patepiami karaliai ir kunigai, taigi tai kilnumo, atsakomybės ir iš Dievo kylančios jėgos ženklas. Pats žodis Kristus, kaip žinia iš graikų kalbos, reiškia Mesijas arba pateptasis. Tad ir būti krikščionimi reiškia kilti iš Kristaus, priklausyti jam, būti Dievo pateptajam. Tam, kurį patepė pats Dievas ne materialiu aliejumi, bet šventosios dvasios. Taigi,
Alyvų aliejus ypatingų būdų simbolizuoja žmoguje prasiskverbusią šventąją dvasią. Tai Jėzaus dvasia. Ji žmogui pirmiausia pasireiškia džiaugsmu. Ankstyvojoje bažnyčioje pašventintasis aliejus laikytas ypatingų ženklų, žyminčių šventosios dvasios, kurią mums perduoda Kristus kaip dovana, buvimą čia ir dabar. Ji džiaugsmo aliejus. Bažnyčios tėvai kalbėjo, džiaugsmo aliejus tai pati šventoji dvasia išlieta ant Kristaus Jėzaus. Šventoji dvasia yra iš Dievo kylantis džiaugsmas. Iš Jėzaus tas džiaugsmas srūva į mus per Evangeliją. Štai dėl ko ją vadinam džiugiąją naujieną. Ji mums primena, kad Dievas yra geras, Jis mus myli, Jis pergyvena dėl mūsų, rūpinasi mumis ir leidžia džiaugtis mums tiesiog pačia savo egzistencija. Pažindami Kristų ir jame tikrąjį Dievą, žinome, kad gera būti ir žmogumi, gera gyventi, gera jam priklausyti. Taigi, šventoji dvasia teikia linksmumo, gebėjimą net kančioje išlaikyti giedrą. Įdomus dalykas, kad liūdesys gali būti giedras, jeigu žmogaus širdis yra persmelta tos šventosios dvasios. Ji apčiuopiamai suspindi, kaip apaštalų darbų knygoje pažymėta, nuplakdinti aukščiausiojo tarybos jie džiaugiasi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką. Keista atrodo, kaip tai gali džiaugtis užsitarnavęs panieką. Ir vis dėlto šventoji dvasia tai įgalina. Kas myli, tas pasirengęs kentėti dėl mylimojo, iš meilės. Ir išgyvena dėl to džiaugsmą. Štai kankinių džiaugsmas būdavo didesnis nei jiems keliamos kančios. Tas džiaugsmas ir nugalėjo, atvėrė Kristų istorijos vartus. Kristaus apaštalai, taigi ir mes, pasak šventojo Pauliaus, esame džiaugsmo talkininkai. Taigi, ar esame toj džiaugsmo talkoj visi čia susirinkę? Pirmoji mintis, apmąstant apie aliejaus prasmę. Antroji mintis yra tai, kad aliejus stiprina mus kovai. Įdomu pastebėti, kad antikos imtynininkai įsitepdavo kūną aliejumi, kad būtų sunkiau sugriebti tas, kuris kovoja su manimi, taigi priešininkas. Tai reiškia, kad krikščionys stengiasi išvengti blogio, bet jeigu reikia, išeiti į kovą prieš jį. Mūsų laikais tai reiškia laikytis teisės ir teisingumo, net jeigu kartais tai kainuoja. Galiausiai aliejus yra ramybės simbolis. Per istoriją apie tvano pabaigą ir naują Dievo taiką su žmonių pasauliu skelbiantį balandį su alyvmedžio šakale, taikos simboliu, tapo ne tik balandis, bet ir alyvmedžio šakelė, tai reiškia pats aliejus. Ši pastaba labai graži, įdomi, popiežiaus Benedikto XVI, kalbant kunigams krizmos mišiose 2009-aisiais. Pirmųjų amžių krikščionys savo mirusiųjų kapus mėgdavo puošti pergalės vainiku ir alyvmedžio šakele, ramybės simboliu. Jie žinojo, kad Kristus nugalėjo mirtį ir kad jų mirusieji ilsisi Kristaus ramybėje, kad jie patys yra laukiami Kristaus, pažadėjusio jiems ramybę, kurios negali suteikti pasaulis. Jie atmindavo, kad paskutiniai prisikėlusio Kristaus žodžiai buvo ramybė jums.
Jis pats, taip sakant, atneša alyvmedžio šakelę į pasaulį, skelbdamas ramybę. Jis pats yra mūsų ramybė. Didįjį ketvirtadienį šventinami aliejai primena ir alyvų sodą, kur Jėzus, skelbęs gerąją džiaugsmo naujieną, viduje prisiėmė kančią ir atgavo jėgas maldoje su tėvu, ramybėje žengė į savo miestą Jeruzalę. Alyvų sodas yra ta vieta, kur jis užkopė pas tėvą. Taigi, tai ir atpirkimo vieta. Šis alyvų kalno slėpinys visada glūdi sakramentinėme bažnyčios aliejuje. 4 sakramentuose aliejus yra Dievo gerumo ženklas. Per krikštą, per sutvirtinimą, kaip šventosios dvasios sakramentą, įvairiose šventimų sakramento pakopose ir galiausiai per ligonių patepimą, kai aliejus siūlomas nelyginant Dievo vaistas, dabar laiduojantis mums jo gerumą, turintis mus sustiprinti ir paguosti, bet kartu kreipiantis nuo ligos į galutinį pasveikimą, į prisikėlimą. Taip aliejus įvairiais pavidalais lydi mus per visą gyvenimą, nuo katechumenato ir krikšto akimirkos, kai rengėmės susitikti su teisiančiu ir gelbėjančiu Dievu. Pagaliau, krizmo šventosios mišios, kuriuose sakramentinis aliejaus ženklas mus pateikiamas kaip Dievo kūrinijos kalba, ypatingų būdų užkalbina mus kunigus. Jis kalba mums apie Kristų, kurį Dievas patepė karaliumi bei kunigu, apie jį, kuris per kunigystę šventimus leidžia mums dalintis jo kunigystę, būti pateptuoju. Brangus broliai kunigai, ši diena mums ypatinga. Primena, kad esame pakviesti nešti gerąją naujieną vargdieniams. Šiandienos Evangelijoje nuskambėję žodžiai viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, yra skirti taip pat ir mums, kunigams, nes veikiame jo vardu, in persona Christi. Kaip mums sekasi šis patepto jo gyvenimas? Kaip sekasi nešti džiaugsmą, nešti ramybę, nesusierzinti, nuoskaudas nukęsti, nepasiduoti liūdesiui. Šiandieną šventinamų aliejų prasmė, džiaugsmas, stiprybė kovoje ir ramybės nešimas gali būti sugretinta su kunigystės užduotimi. Skelbti džiaugsmą Kristaus mums atneštą žinią, būti stipriems kentėjime ir išbandymuose, tuo pačiu stiprinant mūsų brolius ir seseris jų kovose, būti ramybės nešėjais šiandienos nerame pasaulio žmogaus gyvenime. Jūs būsite pavadinti viešpaties kunigais, sakys jums į akis, mūsų Dievo tarnai. Šiandien sako girdėtasis pranašo Izaijo pažadas. Ką šiandien reiškia būti mūsų Dievo tarnu? Jei ne tuo, pasak švento Pauliaus, džiaugsmo talkininku. Net jei dėl Jėzaus vardo užsitarnautume panieką. Drąsinti savo parapiečius, mūsų bendruomenių žmonės, mūsų tėvynės brolius ir seseris, prisikėlusiojo žodžiais, ramybė jums yra mūsų broliai pašaukimas. Esame pašaukti tarsi nešti tą alyvo šakelę, ramybės ženklą į pasaulį. Mūsų pareiga skelbti Dievo išgelbėjantį gerumą, mūsų ramybės ir vidinio džiaugsmo paslaptį. Turime nepamiršti, kad esame žmonės skirti susitaikinimo žiniui.
Juk skelbdami kryžiaus slėpinį suvokiame jį kaip susitaikymo slėpinį. Kristus nugali ne kalaviju, bet kryžiumi. Jis nugali įveiktas neapykantą, nugali savo didesnės meilės jėgą, taigi stipresniais ginklais. Kristaus kryžius reiškia ne smurtui, ne prievartai. Ir kaip tik per tai jis yra Dievo pergalės ženklas, skelbiantis naują Jėzaus kelią. Esame pašaukti šiai misijai, kuri nelengva, kuri turi daug iššūkių. Ir mus veikia pasaulis, ir mums reikia laikytis. Brangus broliai kunigai, šiandien noriu jums padėkoti kaip ganytojas už jūsų tarnystę. Daug kartų jūs, galbūt grįždami vėlų vakarą, lyjant, rudenį, į kleboniją, kuri šalta, niekas nelaukia, susimastot, vardan ko? Ar tai yra geriausia mano gyvenimo versija? Ar tas liūdesys, kuriomis bombarduojame mūsų širdis, taip pat nėra tiesiog neįveikiamas ir tokiu būdu, ką aš galiu padaryti? Ir štai jūs turite atgauti jėgas, vėl stoti prie altoriaus, švęsti Eucharistiją ir drąsinti žmonės džiaugsmo ir vilties žinia. Nėra lengva, bet jeigu tai pavyksta, reiškia, jūs įstovėjote toje kovoje, išlaikėte ramybę, o tai reiškia, išlaikėte Kristaus dvasią. Ačiū jums. Kiek kartų nebuvo jums padėkota, nebuvo padrasinta ir vis dėlto jūs įstovėjot už jūsų tarnystę, už jūsų dovaną savo gyvenimo. Šiandien Viešpats jums dėkoja, nes priimdamas kunigystės įžadų atnaujinimą, jisai iš tikrųjų jūs mato kaip komandą tų pačių apaštalų, kurie tą kartą su juo šventė Velykų vakarienę. Jis mato jūs kaip tuos, kuriais gali remtis, nes jūs ištarėte jam taip. Štai dėl ko jis jūs myli, jis jūs stiprins ir štai dėl ko jis jūsų laukia danguje, kuris yra mums kiekvienam pažadas už tą dovaną ir atsiliepimą, už tą atsiverimą. Būkite padrasinti, brangus broliai, šią dieną, kai kartu susirinkom čia mūsų garbingoje katedroje ir būkit palaiminti savo tarnystėje, nes jūsų užmokestis didelis. Jums pažadėta dangaus karalystė. Laikykimės visi drauge kartu ir būsime jo pergalės dalininkais. Amen.